Labą dieną, sporto ložės, sporto psichologijos podcastas. Mano vardas Karolis Stasiūnas ir šiandien yra mums pirmas tokio pobūdžio podcastas kartu su Viliumi. Tai Viliau. Sveiki, Karoli, labai malonu ir aš esu Vilius Šultebert, profesionalus biliardo treneris, žaidėjas ir taip pat aš treniruoju žmonės kitose sporto šakose Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ir šitame podcast'e jūs girdėsite labai daug naudingos ir praktiškos informacijos apie sporto psichologiją, kai jūs galite savo gyvenime tai pritaikyti, tapti geresnę savo versiją. Džiaugiuosi Viliau. Tai trumpai tada apie save. Esu vadovų ir sporto atletų psichologijos ir įsitikinimų treneris, padedu padaryti vidinės ir išorinės transformacijas. Ir kartu su Viliumi siekiame sukurti jums gilę vertę, kurios metu jūs atrasite tai, kas stovi jūsų kelyje, ko galbūt nematėte, kol neuždavėte tam tikrų klausimų savo. Tai vienas iš tokių gal įdomių kampų tame, kad kaip mes susipažinom su Viliumi, tai tarp kitko dėl sporto ložės interesų perėjom į artimesnį draugavimą, pradžiai ten iš viso dėl kitų verslo klausimų susipažinom. Bet kai pirmą kartą susitikom treniruotėj ir nuo pat pirmo susitikimo pas mus prasidėjo labai didelis gylis. Tai vat, kaip matote, bendra kūryba čia ties to ir juda toliau, ties giliais aspektais. Ir kartu pradėjome tobulėti, ta prasme, be jokio susitarimo ar kažko, tiesiog natūralus rautas, tiesiog pradėjome vienas iš kito tobulėti. Ir nutarėme, kad tai, ką darome, yra svarbu ir kad tuom reikėtų dalintis, nes mes galime. Tai Viliau, sporto psichologija. Ir iš tikrųjų norėčiau su tavim pradėti nuo to, kad pasidalink ties kuo mes sutarėm, kad kas tai yra. Iš esmės galima tai padalinti tris esminės dalis. Kūnas, tai mūsų fizinis kūnas, kai mes jaučiamės, kokie mes ištvermingi, stiprus ir taip toliau. Tada yra intelektas, galva, tai kokius mes sprendimus priimam, kad tas rezultatas, kuriuos mes norime pasiekti, būtų dar geresnis. Iš galvos pusės, kokius veiksmus reikia padaryti, kad pasiekti rezultatą. Ir dvasia tai yra kovingumas, koncentracija. Ir iš esmės sporto psichologija į tos tris elementus atsiremia. Ir kiekvienas žmogus pagal savo asmeniškumus turi dirbti tais tris dalykais, kad pasiektų tą norimą rezultatą. Tai taip paprastai. Tikrai taip. Ir, žinai, toks vienas dalykas yra, kad jeigu paimtume skirtingas sporto šakas, pavyzdžiui, pagrindę dominuoja snukeriai ir pulė, taip? Ja. Ir mano visas backgroundas susidarė iš kultūrizmas, fitnessas, powerliftingas, kovų menai. Ir galiu pasakyti, kad kokie tai bebūtų skirtingi sporto pasauliai, sporto psichologija juos visus suvienija. Tas ir žavė būtent apie šitą temą. Ir vienas tokių įdomių dalykų, ką pastebėjau, tai kad daugelį sporto šakų yra toks status quo, kaip vadinamas toks stereotipas, kad jeigu rūpinėsi vienu, tai apleidi kitus. Ir gaunasi, kad nėra tos, ne tai kad balanso, bet tokios sinchronijos tarp visų trijų, kas priveda žmogų prie tokių sudėtingų iššūkių, kur jisai bando fiziškai išspręsti mentalinius arba holistinius klausimus. Ir tada toks kaip ir vidinis konfliktas atsiranda, kur tu darai viską, atrodo viskas mano. Taip, viskas svarbu yra, čia viską reikia dabar daryti, nes kitaip bus blogai. Taip. Absurdas pats, nes man teko ne tik tai biliardai būti, kadangi sportuoju nuo 7 metų, pradėjau nuo kung fu menų, buvau kung fu panda, krepšinio, stalo teniso ir daug kitų komandinių ir asmeninių sporto šakų. Tie principai yra visur tie patys, kiekvienam žmogui aišku labai skirtingai ir labai svarbu parinkti tam žmogui sekantį svarbų žingsnį. Tai pavyzdžiui, jeigu yra žmogus, kuris labai daug dirba ant kiekybės, jis ten gali skirti labai daug laiko, bet jisai nepagalvoja apie efektyvesnius būdus, kaip jis gali treniruotis mažiau, bet geriau ir pasiekti tą patį rezultatą net geriau, tai jam reikėtų dėmesį tą dalyką skirti. Būna atvirkščiai, kad per daug mąsto, per daug į analitinius dalykus nueina ir tada jiems trūksta
tos kiekybės ir jis tiesiog negali tiesiog let it go ir tiesiog leisti kūnui pačiam viską daryti. Tai čia toks balansas tarp tų dviejų dalykų, reikia rasti žmogui tinkamą variantą ir jeigu žmogus randa tinkamą variantą, jis progresuoja labai labai greitai. Taip. Tai čia mes su Vilium, kur aptarinėjom unikalų pardavimo tašką ir sakau, Viliau, žinai, vienas tokių efektyvių pardavimų taškų būtų per 3 mėnesius padarome 3 metų rezultatus. Ir dabar, skamba stipriai, bet iš tikrųjų tai yra ganėtinai paprastas principas, nes dabar tu gali sportuoti 3 metus su atsidavimu, su disciplina ir įdėti visas fizinės pastangas. Tačiau jeigu tu nesuprasi, ką darai ir kodėl darai ir kaip tai veikia. Prasmiška. Aš visą sakau žmonėm, kad jeigu jūs... Aš apie biliardą kalbėsiu, man kartais žmonės kreipiasi, aš treniruojuosi po 8 valandas, bet neprogresuoju. Tai logiška, nes tu darai ne tai, ką reikia daryti. Pradėk daryti tai, ką reikia daryti. Jisai pradeda daryti ten po pusvalandį per dieną, jisai progresuoja per savaitę daugiau negu per metus. Nes jis tiesiog problema yra vienoje vietoje, jis galvoja, kad problema yra kitoje vietoje. Ir kadangi jis nepataiko tą problemą, tai ir gaunasi toks rezultatas. Tai, toks dėsnis. Turi į tašką daryti, ir tada viskas ok bus. Tai čia vienas iš tokių dar terminų būtų, tai intencija. Intencija labai yra svarbi, su kokia tu intencija, ką bedarytum. Sakykime, džiudžitsu treniruotėje atėjus darydavau tiesiog rolus, tiesiog imtyniauji, tiesiog atlieki drilus, tiesiog treniruojas. Ne? Ir paskui po kurio laiko galvoju, čia kažkoks, žinai, toks... Be tikslo procesas. Atrodo, tu sportuoji, taip, tu lyg ir yra kažkoks progresas, bet tu jo kaip ir pamatuoti negali. Aišku, ten matai, ten biški pagerėjimas ir tada pradėjau daryti paprastą labai dalyką, labai paprastą. Tai kiekvieną kartą atėjęs treniruotę, aš nusistatydavau intenciją. Na ir sakykime, šios treniruotės metu mano tikslas yra kuo mažiau būti pargriautam ir atkreipti dėmesį į tai, kas man padeda išvengti būtent to nugriuvimo momento. Ir aš tada pradėjau pastebėti, kad yra momentai, kur, sakykime, kai man paėmų už kojos, aš einu į vidų, kai aš turėčiau atsitraukti. Na ir ir tada atsiranda toksai kognityvi funkcija, kur jūsų smegenys, per jūsų neuronų takus pradeda ieškoti tų signalų, tų ženklų, kad žiūrėk, čia yra tie dalykai, ko tau reikia. O kai tu sportuoji tiesiog, atėjai, kad padaryt, kaip atidirbt pamainą, tai ir gaus, kad atidirbi pamainą, gauni algą gale mėnesio. Nėra logikos, nėra jokios konstruktyvios progresijos. Jo, žinai, man sako, Vilio, o tu negali tiesiog žaisti, tiesiog mėgautis, ta prasme. Tai man tikrai bus neįdomu treniruotis ir apie nieką treniruoti, aš nenoriu būti tokia būsinoje, kad aš nesu įsitraukęs į procesą. Čia vienas iš sporto psichologijos esmių - būti procese, treniruočių metu, varžybų metu ir šiaip gyvenime. Ką darai, daryk gerai. Tai reiškia, jeigu tai yra... Čia ir dabar. Jo, čia ir dabar. Tai tu ateini džiudžitsu treniruoti, kaip ir minėjai, tu labai aišku tikslą nusistatei, kad tu nori išmokti to ar ano, ir tavo visa esybė eina į tą problemą ir tu rasi tą kelią, kaip tą dalyką įspręsti. O jeigu tiesiog ateinu, aš tiesiog noriu būti geresnis džiudžitsu, tai yra apie nieką. Tiesiog, galbūt pradžioj, kai tu pradedi tiesiog nori užsikabinti su tą sporto šaka, galbūt tai yra variantas, bet tai čia tik pačioj pradžio, o po to, kai tavo lygis auga, tau reikia vis labiau konkretesnių tikslų, nes kuo toliau į lygį eini, tai to sunkiau jį pakelti, dėl to reikia vis daugiau tų detalių. O kai reiškia daugiau detalių, reikia daugiau tikslo, o tikslas turi būti labai į tašką. Tik aišku, reikia nepamesti galvos dėl to tikslo, tą daryti labai taip pamatuotai, saikingai, tau duoti atsakomą ryšį, tą vadinamą feedback. Tai labai gerai, ką čia paminėjai, nuostabu. Žinai, čia vienas iš esminių sporto psichologijos, sėkmingos sporto psikologijos pagrindų. Įsikelti tikslą įvykdyti, žinai. Duosiu dar tokį vieną labai paprastą pavyzdį, bet Vilius paminėjo, kad yra tinkama, sakykime, ne tai, kad tinkama, įvardino į Viliau kaip pateisinama, kai tu, sakykime, pradedi sportuoti ir tu, sakykime, sakai tiesiog treniruojas, kad būti geresniu braziliškam džiudžitsu, ne? Ar ten, sakykime, kaip aš žaisdavau biliardą,
tai žaisdavau biliardą savo malonumui, tačiau ir tai pas mane tas, toks savotiškas meistriškumo įprotis yra, įvardinsiu meistriškumo įprotis, čia geras šitas bus. Kur meistriškumo įpročių įvardinčiau, kai pas tave yra vidinis mechanizmas, kur tu pastoviai sieki mokytis iš to, ką tu darai. Ir suprasti, kodėl tu darai tą, ką tu darai. Tai savirefleksija, visi šitie dalykai, sueina tą meistriškumo įprotį. Tai vienas iš tokių paprastų pavyzdžių, dabar, sakykime, jūs pradedate užsiimti džiudžitsu, boksu, norit išmokti snukerį, šachmatus. Nesvarbu, bet kokią sporto šaką pasaulyje, bet kokį įgūdį pasaulyje. Ir dabar ateinat, sakykime, pradedat treniruotis, pradedat mokytis tą būtent pasirinkimą ir tai darote 3-6 mėnesius ir turite progresiją. Dabar per 3-6 mėnesius, sakykime, padarėme, tarkim, 90-120 valandų, tarkim, treniruočių. Tarkim, sakykime, labai taip vidutiniškai. Kaip manot, užduokit savo šitą klausimą. Kiek daugiau būtumėt suvokę, supratę, čia ne apie tai, kad kažkas netobulai, čia ne apie tai, kad jūs kažką ne taip padarėt, čia tiesiog matematika, tiesiog eksplorinam, patyrinėjom. Kiek jūs būtumėt daugiau surinkę informacijos, aiškumo ir strateginio progreso, jeigu jūs kiekvienoje treniruotėje turėtumėt aiškę intenciją, kur būtų aiškus normatyvas. Šią treniruotę aš stebėsiu tą ir tą. Šią treniruotę mano orientyras bus tobulinti tą ir tą. Ir ilgainiui susiformuos toks ganėtinai platus tobulėjimo spektras, kur jūs darydami treniruotę tiesiog atkreipsite į visus dalykus, kuriuos darote, sakykime, nepalei aukščiausią standartą ir kiekvieną kartą jūs po biškį juos patobulinsite. Labai gerai. Nuostabu. Ir pasakysiu taip tokį terminą mąstyti projektais. Ką tai reiškia? Projektais mąstyti, tai pasirenki sritį, kuri tau yra aktuali. Sakykime, jeigu yra pas mane žaidėjas vidutinio lygio, pirmiausias dalykas, ką aš darau su jo, aš suprantu jo esminę problemą. Ar tai būtų techninė problema, ar tai būtų emocinė problema. Ir mes į tai einame. Ir sakau, dabar tu šią savaitę, arba ten 2 savaitės, tai toks kaip projektėlis, fokusuosis į tą elementą, nes tu jau turi patirties, tu bandėjai tą ir aną, tau tas nepavyko, vadinasi, mes turime fokusuoti dėmesį į tai. Nes, pavyzdžiui, aš kaip ekspertas toj vietoj matau problemą. Ir tada mes pradedam gilintis į tą problemą ir turėti labai aiškius teorinius ir praktinius žingsnius, kaip tą problemą įspręsti, jis pradedas įgyvendinti sąžiningai ir jis taip turės rezultatą to atžvilgiu, nes tas labai akivaizdžiai iš šono matosi, dėl mano patirties ir mano asmeninės patirties. Tai taip, aiškus tikslas, aiškus veiksmų planas, kaip tą tikslą įgyvendinti ir tada atsakomas ryšys, kas įvyko, kaip patobulėjai, ką galėtum daryti geriau ir toks visą laiką ratas, užburtas ratas gerąją prasme tobulėjimo. Tai čia Karolis labai puikiai vardijo, kad jeigu 390-120 dienų tu tai mąstytum keliais esminiais projektais, galim pasiekti nuostabių rezultatų, kas liečia techniką, kas liečia emocinį intelektą ir šiaip mėgaujasi gyvenimu, bet kurioje srityje. Tai čia universalus principas jums žmonės, kad suprastumėt. Ir iš tikrųjų pati netgi tos sporto šakos mechanika labai išaiškėja, kas leidžia žmogui toliau didinti edukacinės apsukas, nes tau tampa lengviau mokytis pažangius dalykus, tada tu pradedi anksčiau šlifuoti tos vadinamus tokius mikro momentus ir automatiškai tu geriau funkcionuoji esant stresiniai situacijai, sakykime, tam paskutinės minutės šūviui vadinamui ir panašiai. Ta prasme, yra labai daug naudos, kai mes turime aiškumą, lygiai tas pats ir, sakykime, su tuo, kaip mes jaučiamės ir kodėl mes taip jaučiamės, ką mes galvojam ir kodėl mes galvojam. Ir žmonės, jie, ta prasme, įsivelia į tas emocijas, į tą depresiją kažkokią tais, kažkokius, visus tos terminus, kuriuos čia naudoja visuomenė. Ir tai tie dalykai,
jie ir ateina iš to nežinojimo, iš to nesupratimo, kodėl tu funkcionuoji taip, kaip tu funkcionuoji. Ir profesionalus sportas reikalauja to giluminio aiškumo, kurį mes su Viliumi dirbdami kartu ir tobuliname, ta prasme, visais įmanomais aspektais. Ir tai atneša labai didelę atsakomybę. Tai pirmiausiai, nebūtų tos atsakomybės nei pas mane, nei pas Vilių, jeigu, sakykime, tarp mūsų abiejų, jeigu mes neturėtume tos atsakomybės patys prieš save. Tai prasme, tai tiek Vilius užsiema labai gilę savirefleksiją, tiek aš, ir tai nėra kažkoks tais, kaip visai neseniai turėjau pokalbį su vienu verslo partneriu, sako, saviugdai reikia skirti laiko, nes tai yra papildomas darbas. Ir man tai, ne, tai nėra papildomas darbas, tai yra tiesiog tavo vidinis įprotis. Jeigu tu neturi meistriškumo įpročio, tai tu automatiškai, ta prasme, turi daryti papildomą darbą. Aš negaliu tai traktuoti kaip darbo, nes tai yra tiesiog kiekvieną momentą vyksta saviugda. Kiekvienam gyvenimo momente vyksta saviugda. Tu eini gatve, pamatai, kad tenais įvyksta avarinė situacija. Tai tau yra, aš kaip pavyzdys sakau, dabar klausiu, kodėl ta avarinė situacija vyko. Todėl, kad žmogus nepažiūrėjo į kairę, tada mašina tenais irgi nepastebėjo to žmogaus dėl ten savo skrolinimo telefone ir gaunasi avarinė situacija. Tai yra problema, priežastis abu buvo ne momente ir vyko. Ką daryti tokiai situacijos, turėtų minėję, kad kartais žmonės gali žiopsoti, turėti tokį biškį saugumo instinktą, kad biškį apeiti tą situaciją, kad tu gyvas liktum. Čia toks labai ryškus pavyzdys. Dabar kas liečia sportą, ane? Tai tarkim, varžovai labai sekėsi, jisai tenais įmušė daug nesąmonių, aš čia nepriekosiu. Tai kaip tu nepriekot? Taigi tau buvo paprastas rutulys, kurio tu neįmušei, jeigu tu būtum įmušęs, tos situacijos nebūtų įvykę. Tai tu prisink atsakomybę už save, kad tu nebuvai tuo metu dėmesyje, nes tai kai yra dėmesio klausimas, o ne technikos klausimas to atžvilgiu, ir nustok kaltinti kitus. Jei prisink visišką atsakomybę už save, tą vadinamą ownership. Tai vienas iš tų esminių elementų, kad be total ownership. Ir turėtume, dar vienas dalykas, kad tobulėjimas, bet kurioje gyvenime situacijoje vyksta kiekvienas sekundę. Jūs tai priemate, nepriemate, nesvarbu, tai jau yra, buvimas čia dabar momentai yra pamoka. Taip. Tai vėliau, tai manau, sutiksim su to, pavyzdžiui, čia aišku atskira tema, Fenikso protokolas, kur dabar Vilius, tarkim, kaip tik praeidinėja, 4 dienoj, man atrodo, ar 5. 5. Jo, ir pati mintis yra, kad 25 minutės tu darai tam tikrą veiksmų seką, bet pati pagrindinė idėja yra, kad kiekvieną emociją, kurią patiri, ir kiekvieną mintį tu fiksuoji. Dirbi čia ir dabar, ta prasme, tiesiog tęsdamas tą, ką tu darai, be jokio sustojimo, be jokio kažkokio tais prisėdimo atskiro. Ir šitoj vietoj, ką Vilius pasakė, tai kad tobulėjimas, saviugda vyksta kiekviename momente. Ta prasme, tai yra tiesiog automatinis procesas arba forsuojamas, verčiamas procesas tam tikram gyvenimo etape, jeigu mes to anksčiau nesame natūraliai darę. Ir kiekvienoj akimirkoje, sakykime, paimkime kultūrizmą, tarkim, šitam pavyzdžiui. Pasiruošimas yra vienas dalykas. Ir pasiruošimo metu, kas vyksta kultūrizme, yra labai didelis ego, labai didelis savęs nuvertinimas, neįvertinimas, negerbimas, nedėkingumas, pastoviai maži, pastoviai stori, pastoviai tas, pastoviai anas. Ir vietoje to, kad vyktų pamatuojama konstruktyvi bazė augimui, yra tiesiog pastovus savęs kapojimas. Tada nueinama yra ant scenos, atsistojama yra prieš daugybę kitų atletų, kurie taipogi įdėjo paskutinius savo gyvenimo metus ar dešimtmetį į tai, ką jie turi ant kūne, sakykime, kaip rezultatą. Ir tada mes prieiname prie tokio momento, kur tau reikia, sakykime, atlikti pozavimo koreografiją ir vietoje to, kad tu būtum sutelkusi dėmesį į savo proporcijas, į išpozavimą, į tinkamą savęs pateikimą, tu žiūri kitus, galvoji apie kitus, tu lyginiesi. Ir tas lyginimasis
Tai prasme, kai tu esi didžiausias ar geriausiai atrodantis savo salėje, jisai nevyksta, tačiau vyksta veidrodyje. Tada tu veidrodyje pastoji save kritikuoji, pastoji savęs nepriėmi ir atrodo, nu aš nesilyginu su kitais, nes tavo salėje turbūt net nėra su kuo lygintis, ne, jeigu kalbam apie aukštą lygį. Bet tai, ką tu darai su savimi veidrodyje, tada persimeta ant kitų, kai tu esi ant scenos, kai šalia tavęs atsistoja kitas rimtas varžovas, tada jau tu nebe save kritikuoji. Tada, tarsi, ne už tai, kaip tu atrodai, ne, tiesiog dėl to, kad va, čia aš ten to, tu pradedi lyginti save su kitais, tada tai dar labiau sumažina tavo savivertę. Ir automatiškai tu nebesi nei čia ir nei dabar, ta prasme, pas tave vyksta kritika dėl į priekį, iš galo, prasme, ir įvyksta pasimetimas, įvyksta dėmesio nutekėjimas, kas tiesiog atima iš tavęs tą tavo akimirką, tavo tą šviesos momentą, kur nesvarbu tu 1, 5, 8, 16, 36, nesvarbu. Esmė yra, kad tu atėjai čia ir tu turi padaryti tai, ką tu gali geriausiai padaryti. Geriausiai moki to laiko momentu, būtent. Taip. Žinot savo potencialą. Nes jeigu tu žinai lygini save su kitais, tai tu negali pakeisti kitų, tai čia tiesiog beprasmiška, jeigu taip žiūrėti iš loginės pusės. Dabar savęs smerkti už tai, koks tu esi, irgi yra beprasmiška, nes tiesiog viskas priklauso nuo tavo pastangų ir nuo tavo, treniruočių darbo ir mitybos. Tai prasme, tai viskas labai logiška. Ir problema yra tame, kad mes labai daug sėdim praeityje arba ateityje, kai nereikia sėdėti to laiko momentu, nes varžybos yra tyras buvimas čia ir dabar. Ir tiesiog tu turi padaryti viską, kas įmanoma, kad tą pozavimo choreografiją, aš nesu ekspertas fitnese, bet kaip Karolis įsivardėjo, tiesiog padaryti maksimum, kiek tu gali to laiko momentu, o kai bus, tai bus. O bet koks rezultatas bus gerai, nes jeigu tu būsi 8, tai kažkoks tai bus tavo atsakomas iš kad sekantį kartą galėtum tą pagerinti. Jeigu būsi 1, valio, tai pamoka arba laimėjimas. Tai nėra tokio dalyko, kaip klaida, yra tik tai pamokas ir laimėjimas. Tai su jumis yra viskas gerai. Tiesiog galvokite apie sekantį žingsnį, ką jūs galėtume trupučiuką pagerinti. Ir tada jūs būsite labai motyvuoti stengtis, nes jeigu jums darysite tai, ką darėte, tai jums taps nuobodu. Jeigu bus iššūkis kaip tapti Švarcu, labai daug nerimo patirsite. Tai tiesiog žinokite, koks yra sekantis žingsniukas, kad jūs tapite šiek tiek geresni. Kai pasieksite tą, tada eisite ant kito laitelio. Kai pasieksite tą laitelį, eisite dar kito. Ir žiūrėkite, metų eigoje tapsite, beveik kaip Švarcas. Arba, viskas priklauso nuo to, ko jūs norite, aišku, bet, tokia mintis. Mintis iš tikrųjų labai aiški ir noriu dar tokį vieną dalyką pasidalinti. Čia mes jau vyniosim už 5 minučių, būtų dar šiek tiek pasidalinam, bet noriu užmest tokią kultūrinę biškį mintį. Tai ta būsena, apie kurią mes kalbame, žmonės praktikuoja per meditaciją. Ir dažniausiai, kai išgirsta žodį meditacija, prasideda kažkokie religiniai ar kultūriniai susimaišymai. Kai tai iš tikrųjų yra tiesiog būsena čia ir dabar. Ir medituoti jūs galite plaudami indus, jūs galite eidami tai daryti, jūs galite rašydami tai daryti, jūs galite sportuodami tai daryti, jūs galite bendraudami su žmogumi tai daryti. Tai yra buvimas čia ir dabar, o ne, žinai, kaip kalbi su savo antra pusė ar su savo draugu ir tuo momentu, kol tavo draugas ar tavo antra pusė tau kažką pasakoja, tu kažką galvoji, kas yra nesusijęs su pokalbiu. Tasme, ar tu esi čia ir dabar, ar tu dėmesingai klausai, ar, sakykime, treneris tau skaito moralą ir tu galvoji apie tai, koks jisai yra ten, sakykime, antinas už tai, kad jisai tau duoda konstruktyvią kritiką. Tasme, tu nedarai aktyvaus klausimo, tu nesi čia ir dabar, tu esi išėjęs kitur. Tai prasme, tai lygiai tas pats momentas yra bet kur, tas ant scenos, varžybose, mušant kamuolį į kišenę. Esmė, kai tu priiminėjai sprendimus, tu turi būti čia ir dabar. Jeigu to nėra, tu nemedituoji. Tasme, nesvarbu, kad tu atsisėsi, sudėsi rankas ir medituosi. Ne apie tai meditacija yra. Meditacija yra apie dėmesio sutelkimą. Matau, ką nori pasakyti. Jo, man su ta meditacija aš esu, kaip sakant, aš esu, jeigu taip pasakyti trumpai, realistinis optimistas. Tai aš nesu tas, kur, žinai, tenais į jogą, balį, tenais kažkokios kamasutros, ar ten, tai nėra svarbu. Aš esu labai daug žmonių matęs, kurie medituoja valandomis
valandomis ir nutinka stresinė situacija ir elgiasi kaip maži vaikai. Galiu netgi apie Gruzijos atvejį papasakoti. Mes ten važiuojam su mašiną, mūsų stabdo kelių policininkas patikrai, nes tuo metu buvo protestas ten prieš, rusų tą vadin kruizinį laivą ir, žodžiu, tiesiog buvo labai patikra, mūsų ten patikrino 4 skirtingos tautybės jau įtarų, ne? Ir vienas iš mūsų tų keleivių nusprendė, kadangi buvo sušius užsakęs, o tai žmogus, kuris prieš Indijai buvo metus laiko meditavo, jis nusprendė kelių policijos patikroj bėgti, realiai pasižiūrėjo policijos mašiną ir va taip bėgo, ne? Aš galvoju, ką tu darai? Kas tau yra, žinai? Taip pat tavo esmė buvo tiesiog ramiai pabūti, atsakyti klausimus ir nei daugiau, nei mažiau su policininku, tiesiog ramiai išlikti, ne? O tu nusprendė dėl prasti $18 ir sušius pasiimti, jo? Ir tada mums kratė 3 valandos su šunimis ir dar keli ekipažai atvažiavo. Ir jisai visas kratėsi va taip, nes ten buvo pilna tokių receptinių vaistų, kur tai yra vaistai be recepto ir galvoja, kad čia yra, žinot, narkotinės medžiagos. Ir žmogus, kol buvo streso būsenoje, jisai kratėsi, sakau, užsyk, žmogau, tu čia meditavai metus laiko, tai kur tavo progresas yra? Taigi, nutiko stresinė situacija, sureagavai kaip mažas vaikas, įspręs klausimus, kas tave trigerino, ir tu jau sekančią dieną, kai ta stresinė situacija, jau mažiau reaguosi. Kas iš to, kad tu metus laiko meditavai? Spręs tai, ką reikia spręsti. O ne tai, kad tu, bet va čia pavyzdys yra, aš žinau, tiesiog krūva žmonių, žinau, kurie medituoja ir nutinka stresinė bet kokia situacija, žinai, tai apie ką mes šnekam? Tai meditacija puikus įrankis, bet ne viskas, tikrai. Taip, ir žinai, dar, meditacija apskritai, sakyčiau, yra, jeigu grinai meditacija kalbame, kur tu sėdi tyloje, sutelkęs dėmesį į kvėpavimą, į save, į stebėjimą, tai yra tiesiog dėmesio atstatymo ir ryšio su savimi praktikavimas, nes labai daug žmonių, jie neturi ryšio su savimi, jie, ta prasme, įreaguoja į viską, laksto per visur ir gaunas tas toks išsitaškymas visuomeniai gyvenime. Tai nėra to tokio tylos momento. Tai čia toks vienas faktorius. Antras, sakau, stereotipas, kad meditacija, tu turi sėdėti sudėjęs ten pirštus, sukliavęs rankas ar ten susukęs kojas į pinutę, kai tai yra tiesiog, va dabar, aš nieko negalvoju pašalinio, aš nesiblaškau, esu čia ir dabar, va su Viliumi, su jumis darome podcastą, jūsų dabar mes įrašinėjame, tai jūsų kaip ir techniškai nėra, bet mintis pati, ne, tai yra tai, kad mes va su Viliumi čia ir dabar kūrėme produktą, kūrėme istoriją ir visa šita kelionė mūsų, ką mes darome, ir yra meditacija mums, jeigu mes neįsiveliam į kažkokius išorinius procesus, kurie nevyksta čia ir dabar. Tai tas pavyzdys, kurį Vilius pasidalino su Gruzija, aš jį pirmą kartą girdžiu, jis mane buvo to minėjęs, bet tai yra labai puikus pavyzdys, kaip iš tikrųjų žmonės per meditaciją bando spręsti problemą, kuri, nesisprendžia meditacijos būdu, Jinai tiesiog neegzistuoja, jinai tiesiog jos nėra. Ta prasme, jos nėra, jinai atsiranda tik tais tada, kai yra tam tikras triggeris, į kurį jūsų nervų sistema reaguoja. Amygdalos reaguoja, taip, kaip ir tu pats paskui man, žinai, ten. Esmė tokia, kad tas žmogus sako, Viliau, tau reikia daryti meditacijas, kad dėmesį fokusuotum. Sakau, koks tikslas tos meditacijos? Ta meditacija, kad tu darai ten valandą laiko, ten kažkaip kraipaisi, maitinaisi, ką mane išmokėsi, ne? Tu bent jau žinai, kokia esminė problema yra mano. Aš taip gan griežtai varau, nes, kaip tu gali sakyti, kad tu turi problemą, kai tu nežinai, kokia yra problema. Aš noriu pasakyti jums, gerbėmėjai, kad pirmas dalykas, mes nesam tobuli, tai čia yra labai geras dalykas. Antras, tas dalykas jums turi trukdyti realiai gyventi. Tarkim, jeigu tu, eini į parduotuvę, tau kasininkė sako, eikite į salės galą ir jūs tampat pikti, tai čia yra problema, nes tai realiai atima jėgų gyvenime. Tai tame tarpe, jis pameditavo savo valandą, 2, nutinka nakties, jisai bijo sušis prasti, tada pradėjo bėgti ir gavosi tas faktas, kad kratėsi žmogus, kaip realiai gyvybei gresia pavojus.
Izraelį mes ten mus galėjo areštinį išvežti ir ten tardyti ir, ten kalėjimas ir taip toliau. Ir kiti žmonės, kurie net nemeditavo keleiviai, jie taip ramiai sureagavo, ramiai pasipasakoja ir viskas buvo gerai, jie ten nėra kažkokie tobuli žmonės, jie ten ir pageria tą kažką, bet jų reakcija į stresą buvo normali. Tai tie žmonės, kurie nemedituoja, buvo žymiai labiau adekvatus negu tas, kuris meditavo. O čia yra. Aš ta prasme nemanau, kad mes gal tada traktuotume tai kaip esmę vėliau, nes vienas iš dalykų yra, kad jeigu tuos pačius žmonės, kurie nemeditavo, pastatytum į kitą situaciją, kur, sakykime, jų trigeriai išryškėtų, tai prireiktų meditacijos, nes tada viskis nepadėtų. Aš čia tokį buitinį pavyzdį paminėjau. Jo, supratau. Tai žinai, tas buitinį pavyzdį vis tiek su auditorija kalbam, tai svarbu yra atvesti tą ir į komercinį pavyzdį. O dar vienas dalykas, tu pasakei tokį labai svarbų momentą. Esame netobuli. Tai, ta prasme, va čia toks gyvenimo paradoksas. Ne? Yra toksai dėsnis, jog viskas absoliučiai keičiasi. Ir aš taip dievinu šitą dėsnį, nes jisai, ta prasme, iš tikrųjų dieviška dovana, ne? Tai yra tokia visatos kūryba, tokia gamta, toks natūralus grožis, ne? Ir jeigu atkreipsiu dėmesį, sakykime, man 27, tuoj 28 metai, ir atkreipčiau dėmesį į visą savo gyvenimą, tai nebuvo realiai momento, kur aš savo situacijoms, tai yra mano gyvenimo situacijos, tai yra būtent tie dalykai, kurie duoti man patirti tuo metu, kad aš jiems nebūčiau tobulai pasiruošęs susitvarkyti. Faktas. Čia aš tą patį galiu visiškai pasakyti, kad tu pasiruošęs tiek, kiek, tau duoda situacijas tiek, kiek tu esi pasiruošęs gyvenimą. Ir va šitoj va vietoj, tai esame, paantrinsiu Viliui, kai jisai pasakė, kad mes nesame netobuli, tai aš įvardinčiau tai taip, perfrazuočiau gal šiek tiek taip draugiškai, kad mes esame tobuli šitoje akimirkoje taip, kiek mums to reikia, kiek mums realiai dabar to reikia, kiek mes turime, ir tai neapriboja mūsų nuo pastovaus augimo. Va čia ta graži labai taisyklė ateina, geriau 1% į dieną, negu įsivaizduojamas 50% į dieną. Kaizen metodas, kad... Kaizenas, taip. Po 1% per dieną ir tu žiūrėk metų eigoj, koks šuolis. 3x6. Jeigu pasakysi žmogui, bet kuriam, tu tapsi 3,5 kartų geresnis, negu buvai prieš metus, sutinksi su to pasiūlymu. Tai aišku, bet jeigu tu pasakai 1%, tai žmonės galvoja, kas čia per nesąmonė? Taip, aš noriu iš čia 100% iškart per vieną dieną, žinai. Kaip ir su investavimu, kad atidėdinėti reguliariai smulkės sumas ir tiesiog akumuliacijos dėsnį panaudoti savo naudai, tai irgi atrodo žmonės, tai ką aš čia pasieksiu, ką aš čia uždirbsiu. O realybė yra tokia, kad iki pirmo 100 000 taip, atrodo, kad ten oras, bet paskui pradeda akumuliuotis, pradeda augti ir mes pradedi matyti tuos skaičius kitaip. Tai yra vis tiek. O Karoli, jūs nemanote, kad geriausias dalykas, aš sakai taip, sporto psichologijomis yra matyti realybė tokia, kokia jinai yra, nei blogiau, nei geriau, tiesiog kokia jinai yra. Be visų įsivedžiojimų, kad tai yra tragiška, arba tai yra wow, čia gyvenimą keičiantis dalykas, žinai. Tai tiesiog matyti tokia, kokia jinai yra. Aš manau, kad čia vienas iš tų esminių dalykų, kas liečia sporto psichologiją, tarkim, važiuojų metu. Situacija, žinai, kokia yra, dealing su ją. O ne tai, kad aš norėčiau, kad būtų tai, bet yra kitai. Ir, žinai, skundžiasi 10-20 žmonių apie tai, ant kiek tau yra sunku, žinai. Tai su tom reikia dirbti. Čia galima būtų medalio principą paimti, kai medalis tampa svarbesnis negu pati kelionė, negu pats procesas. Tiesiog pabėgimas potencialiai nuo to, kad nesijauti vertas pakankamai, nesijauti įvertintas, pripažintas ir, ta prasme, ir tai, ką turėtum duoti sau, bandai pateisinti per išorę. Tai, pavyzdžiui, pas mane buvo vaikymasis tam tikrų rezultatų,
pinigais matavimas ir panašiai, tas vertės naudingumo balų visuomeniai. Ir tiesiog vienam momente 2020 metais sulūžo mano iliuzija apie mano asmenį, apie tai, kas aš esu. Ir tiesiog supratau, kad čia yra peliuko ratas, kur ekonomika tave įsuka, visuomenė, visų poreikiai, atitikti moralinės normas kažkieno, atitikti standartus kažkieno ir da prisitaikai per aplinką, užmirždamas savo gamtą, savo prigimtį ir apskritai pamiršti, kas tau patinka, kodėl tu darai tą, ką tu darai. Čia, žinai, kaip pradedi sportuoti profesionaliai, įdedi visą gyvenimą ir paskui sėdi ir toksai, bet tai visą gyvenimą kaip arklys variau, taip ir nepasimėgavau to, ką dariau. Na, nes iš mano draugų rato ten tapo pasaulio čempionais ir po to ten įgilė depresiją tokie įėjo. Nu, ne tokia depresija, bet tokį liūdėsi 3 mėnesius, sakau. Ok, tai liūdėsis tave kamuoja dėl to, kad tu tapai pasaulio čempionu, pasiekei tą tikslą ir kas toliau. Taip, tu nežinai tiesiog kas toliau, o dėl to žmogui labai svarbu turėti tikslą, ko jisai nori. Taip, dėl to tas tikslas duoda tokią motivacijai judėti ir planavimas to pačio automatiškai gaunasi. Ir plius vienas dalykas iš depresinės pusės, kad žmonės nesijaučia reikalingi kitiem. Nes jeigu, tarkim, sportininkas nori tapti ten kultūrizmo čempionu ir jisai viską daro dėl savęs, jis nedaro dėl kitų, kažkiek tai, nėra tos kaip bendruomenės, kur jisai nori rūpintis, ne? Tai jisai eina tą depresiją, nes nebelieka tikslo, nes jau pasiekė, o kitais rūpintis nepasirūpino. Dėl to toks gaunasi tuštumo jausmas. Tai va, jeigu tu randi tarp savo pasiekimų ir kitų pasiekimų, ne, tai gauni tokį kaip sinergiją ir gaunasi, kad tu gali labai ilgą laiką dešimtmečiais tobulėti kaip žmogus, nesustodamas. O tau neatrodo, kad ta prasme, kad tikslas šiam kontekste ir bendrai tikslas apskritai gaunasi kaip priežastis, dėl ko žmogus įnyksta į depresiją, nes jisai pradeda matuoti su to, ko turi, ko neturi, jisai pamiršta procesą, jisai fokusuoja į tikslą. Jo, nes jeigu jo tikslas aš noriu tapti pasaulio čempionu, čia man pagrindinis gyvenimo tikslas, tai čia galėtų būti vienas iš tikslų, bet ne pagrindinis gyvenimo tikslas. Tai yra ne toks tikslas, kuris tavo širdį kabintų, jis kabina tavo ego labiau. Bet jeigu tas tikslas... Tai čia kaip konkurencijos iliuzija, ta prasme, sveika konkurencija. Sveika konkurencija yra su savim, kai tu pranoksti save, toks, koks tu buvai vakar. O išorė, ta prasme, jeigu, žinai, tu girdėjai tokią statistiką, kad kai čia nuo 1900 ten kažkelintų prasidėjo labai dideli šuoliai rekorduose, ta prasme, pranokimai tų rekordų. Ir kažkokie momente tam tikri rekordai buvo nepranokstami ir po to, kai ten praėjo dešimtmečiai, buvo pranoktas rekordas ir tada prasidėjo to rekordo vėl pranokimai. Pramušti įstikinimą. Ar tai būtų vienos mylios prabėgimas, ar tai būtų kažkokio žmogaus vadinamą unicorn požiūris į tą reikalą, pamatė, nejaugi tu taip darai, pasiekė rezultatą, mes galvojam, kad reikia būtent taip daryti ir viskas, ne? Ir tada pamato tą žmogų, kuris buvo drąsus ir nusprendė daryti kitaip, ir tada pradeda jį kopijuoti iki sekančio unicorno, kuris, to vienaragio vadinamojo, kuris dar pramuša ribas. Tai žmonės vadina kartų talentas ten, kur vienas per 20 metų atsiranda, tai kaip Sabonis, tai Sabonio dėka, aš manau, atsirado keli žaidėjai kaip Novickis, kaip Jokičius ir taip toliau. Ta prasme, yra pionieriai. Pionieriai tai vadinasi, kurie pirmieji tą padarė, kurie pramušė tas ribas. Ir lentas pakeitė kažką. Kas? Ir lentas pakeitė kažką, kad nebedaužytų. Geras. Tai va, jūs turite tapti savo gyvenimo pionieriais, pramušti ribas. Ir aišku, čia yra, reikia darbo įdėti, kaip ir kiekvienam dalyke, nebūkite naivus tom, bet jeigu įdėsite darbą, pasieksite tai, ko jūs norite, kas liečia apie tą tikslą. Gyvenimo tikslą, ne tą tokį ego tikslą. Tikrai taip.
Apibendrinant šiandienos temą, norėčiau pridurti šiokių tokių dalykų ir pasidalinti tam tikrom kryptim, kur galite kreiptis ir kaip ir dėl ko. Tai pirmiausiai noriu padėkoti, kad žiūrėjote šį podcastą ir tai yra pirmas mūsų su Viliumi kartu podcastas. Tai tikrai ne paskutinis, tad jeigu norite pamatyti mus dar kartą dalyvaujant šiose sporto psichologijos temose kartu, tai kiekvieno mėnesio 1 ketvirtadienį, labai paprasta matematika. Ir Sporto ložės YouTube kanale, taipogi Viliaus Šultės bus YouTube kanalas įtrauktas į aprašymus, tai visos nuorodos bus sudėtos. Toliau noriu pasidalinti dar šiek tiek keletą krypčių. Tai Sporto ložės lietuviška bendruomenė, jinai yra prieinama visiems. Mes skatiname skirtingas sporto disciplinas ir asmeninį tobulėjimą. Vilius Šultė taipogi turi WhatsApp kanalą, kuriame Šultė coachingas, kuriame jis dalinasi būtent pulo, snookerio ir mental game, psichologinio žaidimo pagrindais ir strategijomis, kur tikrai gausite naudos ir reikalingos informacijos. Taipogi pažiūrėkite Viliaus Šultės YouTube kanale, kas liečia pulą ir snookerį. O Sporto ložės bendruomenėje rasite 12 savaičių savarankiško atleto programą, kur gausite reikalingą informaciją apie tai, kaip pradėti sportuoti, kaip pradėti maitintis, kokia svarba yra skirtingų sporto disciplinų. Ir galėsite savarankiškai iššokti ir važiuoti į sportininko ir sveikesnio gyvenimo būdo tėkmę. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Viliau, tavo paskutiniai žodžiai, kažką matau pridursi. Jo, aš taip pat noriu jums, gerbėmi žiūrovai, padėkoti už jūsų dėmesį. Aš tikiu, kad kažką galbūt sužadins daryti pokyčius, kažkas gal kažkokia naudinga informacija gaus. Viskas priklauso nuo to, kokio jūs savo gyvenimo stadijoje esate. Jauniems norėčiau palinkėti, kad turėkite labai tokį tikslą, kuris kabina jūsų širdį arba dvasią, ne tik tai ego. Tas jums padės ilguoju laikotarpiu išlaikyti dėmesį, patikėkite manim, tapti dar geresniais atletais. O tie, kurie jau yra pasiekę savo tikslų arba yra vyresnio amžiaus, turėtų minėti, kad jūs galite netgi savo amžiuje susikurti tą būtent dvasinį tikslą, kuris jūs kabina. Jeigu jūs esate toje stadijoje, kur jau yra tokia kaip apatija, kas irgi yra ok, normalu, supraskite, kad jūs esate reikalingi ir jūs galite labai daug prisidėti prie bendruomenės, prie pačio savo augimo. Ir jeigu jūs turite kokių nors klausimų, kreipkitės į Karolį, kreipkitės į mane, mes jums tikrai padėsime pasiekti norimą rezultatų arba šiaip jaustis geriau siekiant rezultatų. Tai va tik noriu pasakyti ir laukite kitų mūsų podcastų. Tikrai bus įdomu ir smagu. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai, kad žiūrėjote. Iki sekančio. Iki.